taisyklės. Ačiū toliau, ponia Blinkevičiūtė, prašom. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, ponia komisarė, už dalyvavimą mūsų komiteto posėdėje. Ir du klausimus turiu. Pirma, komisija praeitą savaitę paskelbė rekomendacijas valstybėm narėm, kuriuose jį pabrėžė, kad valstybės narės neįgyvendina 2013 metų rekomendacijos dėl investicijų į vaikus. O vaikų skurdas per tą laikotarpį ES valstybėse išaugo dar labiau. Dabar skursta net 27 milijonai vaikų. Vadinasi, tai dar kartą įrodo, kad valstybės narės nepajėgios kovoti su vaikų skurdu. Gerbiama komisarė, labai prašau jūsų įsigilinti į mūsų Europos parlamento prašymą teiktą ne kartą dėl vaikų garantijos įsteigimo kaip konkrečios priemonės kovai su vaikų skurdu. Ir dabar kaip tik peržiūrint MFF būtų labai gera proga turėti konkrečią priemonę vaikų garantiją su konkrečiu biudžetu. Nes jeigu mes, šios kadencijos parlamentas, šios kadencijos komisija, nepriimsim jokių konkrečių sprendimų, vaikai ir toliau bus užburtame skurdo rate. Antras klausimas, jūs jį jau minėjote, dėl darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimo. Šiandien mes turėjom bendrą komitetų posėdį Employmento ir FAMO. Iš tikrųjų buvo geros diskusijos ir aš dėkoju ponui Servos ir poniai Astola dėl dalyvavimo iš DG Employment ir DG FAM. Ir turiu štai tokius klausimus. Kada komisija planuoja tas antrasias konsultacijas su socialiniais partneriais dėl darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimo ir kada komisija pateiks paketą tiek teisinių, tiek neteisinių priemonių dėl darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimo. Ačiū.